Vilniaus Žemutinės pilies rūmų teritorijoje archeologinių tyrimų metu aptikti čia vykusių nuožmių kovų įrodymai. Tarp jų galingo viduramžių ginklo arbaleto antgaliai ir strėlė. Tiksli arbaleto išradimo vieta ir data nėra žinoma. Prieš 2400 metų graikai ir kiniečiai jau turėjo arbaletų prototipus. Viduramžiais arbaletai paplito visose Europos šalyse, tame tarpe ir Lietuvos teritorijoje. Jie buvo naudojami tiek karo tikslams, tiek medžiokliai. 16 amžiuje žymus Renesanso epochos italų mokslininkas ir dailininkas Leonardas da Vinci nubraižė ir pasiūlė sukurti patį didžiausią pasaulyje arbaletą, galintį pramušti net storiausias miesto gynybinės sienas. Deja, šis sumanymas taip ir liko neįgyvendintas. Šiek tiek anksčiau nei Leonardas da Vinci arbaletą rekordininką pagamina nežinomas Vilniaus meistras. Tiesa, jo darbą šiandien galima pristatyti kaip patį mažiausią pasaulyje žinomą išlikusį autentišką arbaletą, skirtą ne kariams ir ne medžiotojams. Archeologinių tyrimų metu buvo surastas žaislinis arbaletas. Tai paaiškėjo tik konservavimo metu ir restauruojant dirbinį. Čia mes matome jau jo rekonstrukciją. Tai yra 14 amžiaus pabaigos arbaletas, padarytas kaip tikras, jis gali ir šaudyti. Vadinasi, kad vaikai žaidė pakankamai sudėtingais ir funkcionaliais žaislais ir šiuo atveju tikrų suaugusiųjų ginklų kopijomis. Valdovų rūmų muziejaus ginklų kolekcija papildyta 2 drožinėtais ir mitinių būtybių atvaizdais papuoštais arbaletais. Manoma, kad juos pagamino italų meistrai apie 1650 metus. Smulkių žvėrelių medžioklė skirti arbaletai šaudo kulkomis. Vienas didesnis arbaletas skirtas suaugusiam, o kitu žymiai mažesniu medžiodavo vaikas.